Prancūzai švenčia. Jų prezidentas Emmanuelis Macronas. Prancūzijai nebegrėsia Frexitas, kuo džiaugiasi visa Europa, na, aišku, išskyrus Le Pen palaikytojus penistus, ar penininkus. Kaip pavadinsi, taip, žodžiu, nepasigadino prancūzai reputacijos. Todėl dar kartą prisiminkime, kad iš prancūzų galime pasimokyti daug ko, o ypač gebėjimo rodyti dėmesį ir meilę moterims. Šioje srityje prancūzai visuomet buvo lyderiai ir avangardistai. Tad drąsiai sekime romantiškiausios tautos pavyzdžių. Štai kaip šiuo metu sakomi komplimentai Prancūzijoje. Imkime, aišku, pirmąją madam, Brigitte Macron. Na ir kas, kad ji už vyrą ketvirčio amžiaus vyresnė, mokėkime tuo pasidžiaugti. Prancūzai apie madam Brigitte sako: ji gražus, bet vintažinis Emanuelio aksesuaras. Pats prezidentas sako: nieko tokio, kad neturiu su mylimąja vaikų, mane džiugina jos anūkai. Kaip mes šią komplimentų sakymo techniką galėtumėm pritaikyti Lietuvoje? Štai Ramūnas Karbauskis vietoj valstietiško apsižodžiavimo su madam Maldeikienė galėtų tiesiog ištarti: madam Aušra, nuo jūsų balso aš taip susijaudinu, kad mano burnoje ima virpėti plombos. Arba štai Viktoras Uspaskich galėtų nesakyti apie Pinskuvienę vadovaujančią darbo partijai, kad žuvis pūva nuo galvos, o valgom ją nuo uodegos. Aišku, tiesa yra tiesa, dvokia ta partija, iš kurios pusės bepaimsi. Bet jau galima kažkaip gražiau, prancūziškiau pasakyti, kad nori atsikratyti šios pirmininkės. Pavyzdžiui, aš tavo išmintį ir grožį užrakinčiau į tvirčiausią skrynę, įdėčiau į greičiausią skraidantį laivą ir išsiųsčiau į tolimiausią žvaigždę, kur spindėtum amžinai. Va taip prancūziškai reikia pasiųsti, o ne rusiškai ant 3 raidžių.